Labas rytas, 7 diena. Nuostabi. Greitkelis mūsų ūžė, traukiniai ūžė, ten ūžė. Nu vienu žodžiu vieta pati judriausia. 8 ryto. Tingiu. Kaimynai atsikėlė jau. Nu ką, paskutinė? Ne paskutinė, dar kava. Prieš paskutinė jau. Šiandien plans yra važiuoti pro kaip jis vadinas? Jakab Pilsą. Tenai apžiūrėti pilį. Mačiau irgi 6 eurai į bokštą, vėl 1,5 euro atskirai. Bet ten rašo, kad galima į sklepus įeiti, nueisim, kaip bebūtų, jau pabaigsim kelionę, paaukosim. Ir daugiau jau leisimės link pasienį. Ir nakvosim kažkur netoli sienos, o rytoj jau lietuvėlė. Pusryčiai šiandien bus kuklus, vakarykščiai blynai, bus vakarykštės bandelės, džemą dar turim, salotas reikia pabaigti, agurką į kavytės, greitai, pavalgom, prausiamės ir į trasą. Tomas šaunuolis, viską sudėjo, džiovina, einam pusryčiaut, greičiau noriu kavos. Blynai, džemas, kava ir bandelės. Dar jogurtas. Pusryčių blynas. Vakar skanesnį buvo. Saulės nėra, kaip išdžiovinti. Nu, dar geriam kavą ilgai, kaip visada. Nu, šiandien biškį ankstyvesnį. Vis tiek išvažiuosim 11. Tai da gerai 11, kad ne 12. Nu, ne. Niekaip negalim susiruošti, vis tiek 11 valandą atėjo. Tomas rengės. Ne 12. Nu, bet ne 12, nu be 10. Kaip mano tetuk sakydavo, jeigu jau po 11, tai jau bus 5:12. Tai vadinasi, jau pradžia 12, tai iki 11 turim spėti. Tai dabar minsim tokiu pagrindiniu keliu mum iki Jakabil Pils kažkokią to, nu, vieną pilį dar šiandien turim apžiūrėti. Ir tada jau lygių kelių varysime link lietuvėlės. Turėtumėm šiandien įveikti apie 100 km. Dar nakvosim Latvijoje, tai bus šią naktį jau paskutinė nakvynė. O rytoj jau pasieksim Uteną ir pasieksim Mašinytę. Ir mūsų mini žygis 8 dienų gavusis. Jo, 8 dienos gausis, bus pasibaigęs. Tai tokia nuotaika šiandien jau nebe kokia, nes pabaiga žygis. Grįšim, sakė, gražiais keliais, pažiūrėjo Toms orų programėlę. Vakar visą dieną rodė, kad šiandien visą dieną kažkur vėl griaudė žaibuos lis. Bet dabar, kai pažiūrėjom ryte, arba čia mums ryšio nėra, arba kas, bet nerodo jokio lietaus. Taigi kalbėjau ir nepasakiau, Toms tai duotų už tą vietą 1 balą, aš tai duočiau 5 balus. Ate miega vieta, ate ežerėlį, ate kaimynai. Pirmi kilometrai 7 dienos, varam dabar iki pagrindinę plentą. Miškiukė tai labai gerai, vėjas, šešėlis, ant saulės nenoriu, kalnų nenoriu. Ne, visko noriu. Noriu, kad kelionė nesibaigtų. Nuo kalniuką, į kalniuką, nuo kalniuką, į kalniuką. Jau visą šlapę. Oh my gosh. Mirties kelias vingiuotas ir kalnuotas. Minam beveik pavėjui. Kas čia per bobslėjus ar kas čia linksmieji kalneliai laukia. Tomas sako, kiek važiavo mini ir keliautojų, nieko. O, kokia kavinė. Sasiska. Matė per tiek autiks nuo manęs pravarė. Važiuojam kažkokiu mirties keliu, kažkokiu keliu tiesiog. Fūra, paskui fūra, autobusai lenk net nežiūri. Kalns pakalnė, nu vienu žodžiu, gal davažiuosim gyviai iki pilies.
Buvo išsukta iš pagrindinio Zirzalinio kelio apžiūrėti bažnytėlę. Vau! Kokia bažnytytė buvo. Tiesiai, o šventus bažnyčios vartus su dviračiu ir altoriaus Daiva. Čia dar ir suolai likę. Visos plytos ištrupyja. Plytinė. Gražiai atrodo. Galima šventų žemuogių pasiskinti. Niam, niam, niam. Aš visą kelią norėjau nufotkinti tuos pūkelius. Grįžom į Latgalę, pagaliau. Latgalės kraštas. Mirties kelias įveiktas, įvažiavom į kitą mirties kelią. 6 varysim dabar. Tai dabar jau tas ir yra 6. A, jau čia 6? Tas, ja. Nu, bet bišk pakelėkė didesnė, nu nafik. Traktorius varo, net nesitrauk, vienu žodžiu. Vairuotojų tolerancija nulinė. O 6 važiuoja, čia tikrai nėra ką daryti, nes mums realiai nieko, nei kitą variantą. Kaip aplenkė S, va tokiu kampu. Įvažiavom į Dvirtakį, tikimės, kad jis iki pat mūsų pilies ir ves. Nu, bet jau mirties kelias tikrai nerekomenduoju važiuoti A6 keliu. Pakeliai siauro furistai pikti, visi lenk per ausis jis. Nafik. Nu, ta kelias nesibaigia, jau užrašas Jekapils. Pasiekėm Jekapilsą, varom dabar ieškoti užkast ir varom dabar ieškoti pilies. Taip išūžę galvą tos mašinos, noriu į mišką, kur svirpliukai, kur paukščiukai. Kietai. Bažnyčia. Nu, gerulė, upytė. Nu, atvarėm į tą dičkę pilį. Žykime pilies gyventojai. Dirbo. Сколько билет? 2 билета. Взрослого 6 евро. Хорошо. А там... Башня тоже включена будет. Окей. Čia jau biški panašiau į pilį, ne? Wow. Kokliai kokie gražus. Skylės nėra. Iš medžio viskas padaryta. Įdomios sienos. Kas čia kiemuks? Parko teritorija. Vau. Įdomu žiūrėti. Sietynai, paveikslai, stalai. Čia yra gidas. Jo, išlikusios. Ta pati lempa. Restauruotos vadinas.
Bet grindys nebe tos, jau ar tos. Ai, tos, jo, tik čia yra restauruotos. Kokie sietynai. Nu, įspūdinga pilaitė. Ponios kambarėlis. Va, koks vonios kambarėlis. Kukurūzų į tų pripilta. Saldainiai. Čia jo visokie papuošalai iš tų kriauklių, va, drugelių kolekcija netgi. Čia yra virtuvės patalpos. O, kaip gražiai. Daiktų svarbiausia yra. Nu, daiva, gaminti. Ką valgysim vakarienę? Barogo, čia tuščias, tas yra pridėgęs visas. Čia koks prikaistų. Oho, čia koks sunkus. Čia gal negalima į... O, keptuvės kiaušinienį, žiūrėk, su skilutė, negi matai. Indai autentiški. Kokie maži planeliai. Na, čia tas grūstuvė. Plautis. Lygintuvas. Arbatai turėjo irgi vasietelius visokius. Vienas, mano baba panašus dar yra dabar kažkur pasijaučiu pas mūsų. Čia tas karalieniai nužudyti. O, kas čia? O, Jėzus, tokie jie baisus. Čia taip eidavo tie sūriai, matai. Tokius tai aš atsimenu. Kefyro buteliai čia. Gali susėsti vidų? Pačiu gal daryti. Nežinau, susėsti. Čia vidus tiesiog ralio mašinos. Kokių gal tarnų? Guvernaitės, jo. Mokytojos kambarys. Pilis apžiūrėta, tikrai labai įdomi. Dabar sakė, galima užlipti į bokštą. Va ten. Nes kitų nėra. Aš negirdėt, eini iš karto ir lip. Jo, čia reikalų. Nulipam toliau. Ausis net užgulė. Vau. Nu va, už eurą apsimokyti tokią bašnę lipti. Čia nieks nevaikšta, voratinkliai vaikšta, žmonės. Čia pinigą reikia mesti. Imam šitą, ne? Keičiam. Šiandien reikia savo, negalit jau sėdėti. Vešk namo mumis. Matai, to bokštelė net nebuvo. Vidinis kiemelis pilies su fontanu. Labai įdomi pilis, tikrai verta užsukti. Senos trobos ir judri labai gatvė. Mama Maksima vaišina ledais. Užsipylėm vandens. Niekaip negalima atsikratyti tos judrios gatvės. Šiandien mums nelemta ramiai pasiklausyti paukščiukų. Man tokios reikia. Eik tu savo. Kur tu žiūri, blemba? Hello, turistai. Hello. Čia visą senamiestį šitą visą zoną.
Nu, įdomi bažnyčia. Prasukom biški pro senamiestį, čia toms pamatė tokią gražią bažnyčią. Vienu žodžiu varom iš to miesto, nes taip galva užūžė. Visą dieną mašinos. Taip jaučiuos pavargusią galvą jau, belia kaip. Aš nesuprantu, jie visi lėki. Skub, maun, buris, greitininkai, eik namas. Arklytis, ką jis čia veikia? Toks jausmas, kad jie visi čia su mašinom ir tik su mašinom. Paliko miestą ir varom į lietų. 1, 2, 3. Einam ten pažiūrėti. Labdien! Labdien! Мы хотим дождь переждать. Тогда одну попробуем, если понравится, и можете еще одну закажем, пока дождь. О, большая бутылка, литр, это нормально, даже дешево. Попробуем. А крепкая она? Пробуйте, я же не могу вам сказать, Ну, как, не- что каждый думает, как Нет, ну вы Ага. сколько градусов знаете? Yra žiek ir toks va sidras, bet čia ne jų. Naminio alaus baras mus išgelbėjo nuo lietaus. Pamatėm, kad ir netoli namuose gaminam alaus bariuks, užsukom, teta atnešė alaus bambalį, tai mes čia dabar pasiliksim. Sakė, čia jų gaminams, tik tais bunkelam parduod, bunkelą 4 eurai. Nebegalės vairuoti dviračių. Jeigu skanus bus, pasimsim dar vakar. Да, только что налили, сейчас. Какой еще есть? Ну, домашнее пиво, вкусное. Увидели, что здесь можно посидеть. Я боюсь, За- ну, заехали. глаза, когда бывает, Да, то молния ехать увидели, на- большая молния. Едете. Мы уже с 7-й день едем. Ну, теперь едем домой. Осталась 1 ночь осталась. Ну, Из уже Литвы. до как это, ну, до литовской границы уже. Краслава, Резекне, Алуксне, обратно Мадона, и теперь... Якопилс было. Якопилс Сейчас вот к и- литовской границе к Рокишкису едем. Ну, А потом Утяна и уже На на машину, машину и и там домой. еще до Щауляй там. Такие каникулы у нас. Хорошо. Клайпеда были. Ага. Там были Нида, были вот в прошлую субботу, воскресенье, А. целую неделю. И аквариум. Это А, папа, нет, это дельфинарий. на открытие. Палатки. У нас тут все есть, столики, стулья есть, все есть. О, озеро у реки, останавливаемся, есть эти такие, карта такая, где эти, ну Мама, эти да, беседки батус. такие общие, там и около воды где-нибудь. И там и останавливаемся, переночеваем, ночуем. Apkauta, aš nebegaliu važiuoti. Manieka. Rimtai, tu nebegerk, gal man tokiu manieka iš viso. Da, man 50 kilų reikia. Nu, tai tu pasigėrei. Tu nafig pagirdai mane čia. Čia reikalų vežti. O, pralaukiam lietų, pavaišinam močiutę alum. Ne, kaip čia pavaišinam, spirkom alaus. Aš jau apsivaišinau, čia stiprus ir kokie 8 tikrai. Ne, Suforminom neplanuotai. Sakė, kad jų vaikai čia užsiema praznikais. Alaus va dirbtuvė. Čia gerai nulyja, kol mes sėdėjom. Malūną liekam. Slidu čia atsargiai. Teks vilktis ploščius. Pasivyja į svelnus. Siaubas. Ir griaustinis dar. Vieną lietų išlaukėm, alaus atsigėrė, antrą niekaip. Tai vis tiek jis mums pagavo. Daiva irgi velkas. Tai dar liko 30 plus kilometrų mums iki vietos. Nuodėmės mūsų.
Jo, lietaus žmonės mes visą kelionę. Nu, bet yra savo pliusų. Kai alaus prigeri, greit reikia kažką nuveikti, po to ten kas nebetel pilvė, lošius labai gelbiai. Smagumynai. O, kokie smagumynai. Stotelę pagaliau išgelbė. Ir vėl griaustinis, nu neleidama, tai neišgelbėja lutis. Per daug maurį nesam, reik mumis maugdyt ir maugdyt, maugdyt ir maugdyt. Mum pavėjui dabar bus, bet čiut griaustinį pralaukim čia porą minučių. Čia dadžiu bėg, upė bėg. Bet mes esam lietaus pranašai. Ta moteris, pas kurią buvom, sako, pas mumis lietaus nebuvo. Tik išvažiavom, pilkais iš Kibiro upę, beig pas ją visą. Eik, tu namas. Oh my God. Toms vilkas, bet juods debesis mumis gena. Ten lik švies. Nu, reikia ir man nusirengti, nes labai karšta po jo. Koks lietus čia nebuvo, čia lietus. Sausa, jokio lietaus. Tai vežam lietų į kitą kaimą. Saulę kepint karštybę. Tom sako, šampūną reikėjo užsipilti, būtumėm išsiprausę. Vakare būtų nereikėjo. Nu, tas kelias jau biški ramesnis. Liko apie 23 km iki vietos, kur bandysim miegoti. Vieta neaiški, ežerėlis. Kaži ir nebus ten kokia privati. Pit stopas pavalgyti. Cukraus trūkum. Sėdim biškį ant kelmelę. Nebedaug, mums liko iki vietos apie 14 km, gal ir mažiau. Kaskim bulką. Njom, njom, njom. Lietuvos siena kvepia. Tai gal varysim iki Rokiškio, kiek čia mums belika? Nemanau. 50 kg. Toms norit varyti visą naktį, visą dieną, tai parvarytumėm per. Nenori, dabar šiandien tikrai nenori. Būtų 2-4 valandos. Durpių kaladukai džiūna. Taip. Briketai. Čia visa durpynų teritorija. Bruksas. Miego vietos paieška. Mūsų laukia nuotykiai. Palets ir supynė. Einam pažiūrėti, koks čia krantas. Oi, koks geras dugnas. Einu iškart maugdytis. Liuks, kopiečius, viskas. Liekamės čia. O, kaip gera. Šiandien gerai pavarėm, 107. Sutaupėm rytoj, anksčiau galėsim arba ilgiau galėsim pamiegoti. Pavargau, tos kelsi, žūžę, galva, mašinos, viskas, fui. O jie, čia šlapia paliko šitą, iš karto reikia nešti tenai. Namą perkėlėm, ten neši kažkokią balą. Einu greitai maugdytis, nes vėl kokie bumčikai atvažiuos. Da, viena šaika buvo. Vanduo labai šiltas, jau buvau biškį lipus. Einu dar kartą.
O, my gosh, babulencija išsimaugdė. Eik, so kaip gerai galvą įsiploviau, nes jau reikėjo stati plaukai, dabar bus šalta. Nu, būsiu su kokonu tuo. Po 10. Dabar tik atsisėdom. Tai va, susinešėm daiktus visus į palapinę. Dabar perkasim, gal tiesiog konservų, nebagaminsim. Lašišos paėmiau. Sunki diena buvo, labai daug kelio, daug mašinų, 107 kilai. Plius pilį apžiūrėjom, plius griuvėsius. Ai, svarbiausia, tai tuos alaus moterėlę aplankėm. Alaus paėmėm, va. Visą naują bambalį. Nors nieko nebenoriu, noriu jau eit gulti. Naktį rodo lietų, tai baigsim 7 dieną, o rytoj, kiek čia iki sienos mums belikė, yra dabar kilometrų. Nieko nebelikė, jau Lietuva kvepia. 9 kilai nuo šitos vietos. Čia kai tingi plaut bliūdus, tai yra nusiperki supjaustytų salotų, įdedi druskos, įdedi dar ko nori ir va taip viską tiesiog. Kebabai, dar tokie... Pamokačelinį ir turi salotas. Malgom ir einame gūti. O te. Vasaros saulė kelia nušviečia džiugina mus. Dviračiai rieda, nuotykiai laukia, pasaulis platus. Vėjo pagautus, taršo mums plaukus, laisvę jaučiu. Atostogų metas, sukasi ratai, kelias nelaukia, riedam kartu. Lietus ir vėjas, kelias duobėtas, mums nebaisus. Noras keliauti, saulę pagauti, vienija mus. Vėjo pagautus, taršo mums plaukus, laisvę jaučiu. Atostogų metas, sukasi ratai, kelias nelaukia, riedam kartu. Taršo mums plaukus, laisvę jaučiu. Atostogų metas, sukasi ratai, kelias nelaukia, riedam kartu. Lietus ir vėjas, kelias duobėtas, mums nebaisus. Noras keliauti, saulę pagauti, vienija mus. Vėjo pagautus, taršo mums plaukus, laisvę jaučiu. Atostogų metas, sukasi ratai, kelias nelaukia, riedam kartu. Vėjo pagautus, taršo mums plaukus, laisvę jaučiu. Atostogų metas, sukasi ratai, kelias nelaukia, riedam kartu.
kelias nelaukia, riedum kartu.